Lemba ten dar pastoliai pastatyti ant šaligatvių. Aiktų, nėra šansų išvažiuoti, nu. Na, pralysiu. Labas rytas, draugai bičiuliai. Aušta gražus sekmadienio rytas, dar ne aušta. Dar tik auš. Pradedame darbus. Taip, kūro yra, tas yra. Tie tepaliuką reikia pasitikrinti. Nu, kol tepaliukas tikrinasi, ką mums reikia padaryti. Mums reikia įjungiame degimą, kadangi šiąnakt keitėsi laikas. Iš vasaros į žiemos jau, kaip ir bebūtų liūdna. Tai mums reikia pasikeisti laiką. Dabar yra iš tikrųjų 5:27. Tai reiškia, ką mes darome. Mes spaudžiame OK. Intauto mums nereikia. Vairuotojas pirmas, vairuotojas antras. Vehicle, mašina. Spaudžiame OK. Taip. Vieną kartą paspaudžiam. Antrą kartą paspaudžiam ir atrandam local time. Spaudžiam OK. 6:28 rodo, o mums reikia, kad būtų 5:28. Dabar du kartus spausim, 5:8 ir 5:28. Per du kartus spaudžiam OK. Tai dabar reiškia, laikas atitinka UTC laiką. Ir viskas, ir grįžtam atgal. Viskas, 5:28 įvestos. Tepaliukas OK. Kągi, statausi kortelę ir važiuojam ieškoti priekabos. Все, du kartus timtelėjom. Du kartus timtelėjom ir užtenka. Ką, einam prisikabinėsim. Ir taip, laidai prikabinti, viskas tvarkoj. Tai pasižiūrim šaldytuvę, ką mes turim. 16,9, o tai šaldyti yra viduj. Užsiveda kaip tik. Bako dangtis tvarkoj, šitie sparnai tvarkoj. Viskas tvarkoj, kojos pakeltos. Kamštis tvarkoj. Padangėlės protektorius tvarkoj. Antra padangėlė protektorius tvarkoj. Ratų varžtų indikatoriai tvarkoj. Ratų indikatoriai tvarkoj. Varžtų teisingiau indikatoriai tvarkoj. Kamštis yra, bakas pilnas. Viskas gerai. Taip. Dok klipas užsektas svarbiausia, va. Viskas tvarkoj. Taip, aukštis buvo pas kažką 13,6, pas mane šiandien bus 13,8. Nu, aukštį reikia žinoti, būtinai. 13,8 šiandieną. Aušta gražus rytas. Persukom laikrodžius į žiemos laiką. Gavau 19 metų Mersiuką, 10 metrų apynaują priekabą. Minuo šiandieną tiesiai pačią Londono širdį. Į Covent Gardeną šiandieną varau, pirmoji parduotuvė, antroji bus netoli, taip pat centre Russell Square. Ten į tokį tunelį reikės įvažiuoti. Covent Gardene paskutinį kartą buvau vasarą. Kaip tenai yra keli barai, kelios parduotuvės, tai ten tų deliverių privažiuoja. Aišku, visi privažiuoja su sunkvežimiukais, su vanais. Tai čia tik mes važiuojam su 10 metrų priekaba tenai. Nualų dar atveža su 8 metrų priekaba tenai. Pabiukas šalia toks senobinis. Tai ką, bičiuliai, man sėkmės palinkėkit, o jums gero žiūrėjimo. Na, matot, yra veikėjai, kurie trečia eilė važiuoja ir netgi lėčiau negu galima. Uberis greičiausiai. Taksistas profesionalas. A, čia kitas veikėjas, kuris greičiai nesilaiko. Sekmadienis. Štai, prieš jumis atsiveria vaizdas į Canary Wharf.
Ir galim sakyti, mes jau Covent Gardeno arėjui esam. Dabar tik reikia teisingai pataikyti savo gatvelę. You're welcome. Šiukšlės jau sukrautas, paruoštas išvežimui. Taip, dabar man reikia kokios gatvės. Great Newport Road. Lyg tai ten pakalniai yra, kiek atsimenu. Pabiukas dar kažkoks ant kampo turėtų būti. Atsigavo biškį navigacija. Nors ir tai čia ratas. Kiek atsimenu, čia tos salelės gal nebuvo. Great Newport Road, street, aha. Čia pabiuks kažkoks tai. Ir lendam, visai lendam. Į pačią širdį Londono. Čia turistų dienom milijonai. Tai va, 5 gatvių sankryža. Ir dabar galvokit, pirmą kartą atvažiuojat ir galvojat, kur čia man dabar važiuoti pavyzdžiui. O aš tai žinau, kur man važiuoti. Į dešinę. Nėra jokių deliverių, jokių nieko. Super. Taip, dabar man ir čia, ir dar čia. Čia va visą gatvę būdavo pilna. Tų deliverių visokių, vaniukų, sunkvežimiukų. Ko tik nori. Ir čia dvi pusės eismas, ta prasme. Čia tokia siaura gatvelė, bet eismas dvi pusės. Taip, dabar man čia į dešinę reikia. Uždarytas kelias tas. Tai dabar čia man bus reikalų įsisukti, klausykit, jaunimas. O ten man reikėdavo įkišti nosį. O dabar nosį kišti teks čia. Eina savo. Kaip nors gal. Tikiuosi, neužlys ten užčiknos man kažkas tai. Dviratį ant gatvės kažkas pastatė. Lemba prie stulpiuką biškį per arti važiuoju. Dviratis ant gatvės užknisa. Nieko, pro stulpiuką į pro dviratį. Pralindau pro stulpiuką milimetrovkim. Į pro dviratį panašiai. Dabar čia stulpiukų yra dar jomajo. O čia ženklas, blemba, čia stulpas, o ne stulpiukas. Per Buratinus važiuosiu kiaurai, jeigu kas dzimate Buratinai. Bet ne, gal pralys. Pro Buratinai milimetrovkės. Ir ką aš jums pasakysiu, nieko gero negaliu pasakyti. Ne, žiūrėk, idealiai būsiu išvažiavęs. Dabar ten stulpiukų po dešinę, svarbu nenukneckinti. Tikiuosi, aš jų ten nenukneckinsiu. Nors, kas ten žino. Gali būti blemba. Blemba. Op. Praktiškai idealiai iš vieno karto. Gerai, pastiesinam dar biškį. Į šaldytuvas dar užsivedė. Puiku. Klausykit, puikiai, ką aš jums galiu pasakyti, puikiai prisišvartavau. Viskas, atvykom pirmą tašką, bėgu šaldytuvą, greit išjungsiu. Vėsoka laukia, tai man reikia tik oro dar prisipūsti į galinę ašį. Biškutį reikia pasikelti gal. Nedaug biškutį. Visio, turėtų būti gerai. 7:07 atvažiavau, o pagal grafiką turėjau būti 8:11, visą valandą anksčiau. Visą valandą anksčiau atvariau. Super. 2 minutės vairavimo. Tai aš čia greit atlėkiau, tikrai. Va, čia tie stulpiukai. Jas reikėjo neišlaužyti, nes jau ganėtinai arti aš juos atsisukęs buvau. Palei liniją, iš tos gatvelės.
Šitos va gatvelės. Šik. Ir čia atbulas. Įsilaužiau. Nes va ta gatvė uždaryta yra, kur man reikalinga buvo įvažiuoti. Na ir va, priešais jūs Covent Gardenas. Galime eiti prasivaikščioti iš tikrųjų. Manau, kad dabar nieks man čia nepuls krauti sekmadienį ankstyvą rytą. Galim nueiti pasižiūrėti, kaip atrodo ankstyvas rytinis Covent Gardenas. Keliukas uždarytas. Čia va tas dviratis, kuris išlindęs buvo. Ten va vyrukai darbuojasi jau. Ir va. Čia matot, herbai visokie. Ir va, rytinis Covent Gardenas. Ką žinau, uždėsiu muzikėlės, tegu būna. Na, o ten aš stoviu. Va, sudėtos šiukšlės. Čia va kavinukės. O čia hebrytėj bus darbo atvažiuoja šiukšlės surinkti. Čia irgi šiukšlių pilna. Tylų, ramų žmonių nėra. Net keista. Tuščias miestas. Čia remontai kaip visada. Kaip visada bomžerų keletas. Covent Gardeno marketas, prieš jumis. Yra užtami puikiai gražus, nuostabus rudeniškas rytas. Nei per daug šaltas, nieko. O, jau pabiškit, ką čia kalėdom ruošiasi. Varpai prikabinti. O, čia vyksta marketai. Puošiasi po biškį jau matyti. Kavos parduotuvė ir arbatos. Na jau, beikerinė atsidarė. Duoną šviežios galima nusipirkti. Čia skanėstų parduotuvė visokių. Rolexo parduotuvė, Rolexas, Cartier. Nu, jau čia ruošiasi kalėdom pilnu ten. Burbulai uždėti, eglių šakos. Nors dar tik tai spalio 26 šiandieną. Čia Opera House'as. Šitas baltas pastatas. Čia turim Rolexas, Tudoras ir visi kiti. Čia Royal Opera House. Atvaras šiukšlynės, to įrinks viską. Na, o čia ateinu ir dabar į šitą pagrindinę vidurinę salę. Čia kur apačioj vyksta visokie performansai, pasirodymai, koncertuoja, dainuoja kas nors, žmonės vasėdi, gurkšnoja, užkandžiauja, ten kampe būna koks nors pianinas ar solistas atvažiuoja padainuoti, pagroti. O, kaip matot, papuošta viskas. Parfumerija, Gamarly. Ledai dželato. Nu, ir čia antra dar salė apačioj. Glininė.
O, rudens gerybės. Tai va, toks va Covent Gardenas. Einu patrauksiu tą dviratuką, nes man per čia ir išvažiuoti reikės realiai. Nes man čia blemba maišysi biškį. Nu tai va. Dabar bent jau čia ne čia man reikės išsukti va kaip tik. Čia man reikės po maksimum. Po maksimum vietos. Va, išvažiuosiu va šitą gatvelę. O man reikės va čia. Va čia liftas yra mano. Ten nusileisiu aš ir į parduotuvę per galinės duris. Ir susiveš chebrytę visus savo reikalingus pričindalus. Pažiūrėjau, kiek aš čia turiu. 18, nu. Jei daug nei mažai, nu jo, čia didėjai keidžai tik tai kad eina. Didžiųjų keidžų 18, nu tai 6 eilės beveik. Nes po 3 eilę. Nu jo, taip ir gaunasi 6 eilės. Tai va, einu kavos atsigersiu ir lauksim, kol konkorėžiai susirinks visi. Nes kaip supratau, jie čia tik dabar pradėjo rinktis, va dabar 7:30 pradeda rinktis, nu tai kokią 8 gal pradėsim krautis. Nu va, prašau čia. Pabiškiau ir statybininkai pasirodo sekmadieniais renkasi. O ekskavatoriuką savo atsiveža. Ir sekmadienis, bet darbuosis chebrytė. Nu va, vyrukas susikrovė visas šiukšles. Išsispardom dabar buratinčiukus. Ir ką, darbuojasi, toliau važiuos va. Surinko, bet ne visą surinko, žiūriu, šiukšlės dar liko kažkiek tai. Matomai ten kita kompanija atvažiuos surinks. Ojei, ta galinis ratas jam nuleistas yra. Kiek aš matau. Pakiaušęs visiškai. Gerai pasikrovė, reiškia. Išsikroviau, pasiėmiau kavutės, galvojau ramiai savo pasėdėsiu, pagurkšnosiu, tai ką jūs galvojat, va, ekskavatorių nusitempė jie nuo savo platformos ir dabar burzgė daužosi čia. Šaldytuvą persistačiau, pirmas kompartmentas buvo -21, tai pasidariau +1 ir bandžiau nusistatyti, kur tas yra Russell Square'as, pagal pašto kodą nemeta net. Ar čia Andriskas esmento neteisingas pašto kodas, ar kas, nežinau. Na, bet šį kartą bent jau gerai, kad valdiška navigacija parodo, kur važiuoti. Tik vėlgi, yra vienas klaustukas. Aš dabar čia turėčiau užsukti į dešinę, į dešinę. Ir tenai nusileidęs į apačią, turėčiau sukti į kairę. Į pagrindinę gatvę. Bet man toks pamintėjimas yra, aš galvoju, ar aš ten išsuksiu ar ne. Nu, bendrai, jeigu neišsuksiu, tai blogiausiu atveju apvažiuosiu Trafalgaro aikštę, va dar vienas objektas čia visai šalia yra. Ir tada vis tiek važiuosiu link Russell Square. Tenai kaip tik pravažiuosim dar. Licėjaus teatras po kairę pusę bus. Ten rodomas yra Liūtas karalius, jeigu kam įdomu. Musiclas labai geras, rekomenduoju visiems. Pabandysiu pavažiuoti priekį, kiek eina, biškiai atsistumsiu atbulų. Ir tada jau suksim į dešinę. Breiko nesiėmiau kol kas. Gal tam Russell Square pavyks pasiimti. Jo, judesiukas jau neblogas. Čia man iki to Russell Square važiuoti, kas čia 12 minučių rodo. Nu, raudonai rodo, bet, nu tai maksimum 15 minučių turbūt. Na, čia vietos būtų daugiau, tai ir išlaušiu. Ale gal ir išsuksiu, žinokit. Išsuksiu. Nu, dviratį pasitraukiau iš karto, visai kitas reikalas. Išsukau taigi čia. Zuikio dainos. O dabar važiuojam tenai, va, toks siauras pravažiavimas yra, tai va, jeigu dar kokie vanai pastatyti būna, nu tada visai ragai. Lemba, ten dar pastoliai pastatyti ant šaligatvio. Aš visą laiką ant šaligatvio dar lipti turėdavau. Eiktų švilpti. Va čia tai eiktų švilpti dabar bus. Ką, reikia labai tiesiai pasistatyti fūrą tada. Eikit jūs švilpti, nu tai kaip man dabar čia išvažiuoti? Nėra šansų, blėt. Nėra šansų išvažiuoti, nu.
Nepralysiu. Nepralysiu. Ne. Be šansų. Reikia važiuoti kažkaip kitaip kitur. Kažkur kitur galvoti, kaip čia pravažiuoti. I'm moving? Nepravažiuoju. Go about 4 inches closer if you want. Yeah, maybe, because I need to pass. I just need to pass the scaffold. You what? I just need to pass the scaffold. When I pass the scaffold, I'm fine. If you reverse down there, let me go and you can come back the same place. Nu tai, pravažiuos gal vyrukas. Nu dabar gal mažu bus geriau biškutį. Jo, gerai, vyrukas praleido mane. Tai ok, dabar tas džipas išlindęs, tai nieko, aš jau čia galiu biškiam barčiuką į kas užvažiuoti. Nu, gerai, kad tas vyras buvo. Tai nežinau, kada ką būčiau daręs. Kažką būčiau galvojęs. Ten į dešinę buvo platesnis kelias, būčiau stumęs atbulą, kaip nors kur nors gal būčiau išmislijęs. Nu ką, sveiki atvykę į Londono centrą, nu tai ką aš galiu padaryti. Iš tikrųjų, jie stovi ant geltonos linijos, ten negalėtų stovėti nei tas vyrukas, nei ten sekanti tą mašiną. Skafoldai yra. Nu, atrodo, išvažiavom. Tai va, tokie lytės. Nu gerai, kad čia stulpiukų bent jau ant kampų nėra. Tai čia dabar jau kairį išsuksiu. Suku ir viskas. O ką čia dabar, aš galiu daugiau jums pasiūlyti. Na va, išlindom. Na, pro Trafalgaro skverą reiškia, šiandien nevažiuosim. Bus dienų, pravažiuosim dar. Tai, palauk, čia reikia sukti, žinokit, į kairę. Gerai, čia galim sukti kairę. Nu, okei, tada. Čia tur ir nepasuksi, ką aš šneku nesąmonės. Tiek toli aš jau važiuoju, kažkaip man keistai biškiai atrodo, nu bet gal taip ir yra, jeigu taip rodo. Bet čia nebus kokia plyta padaryta. Na, sako turn right, nu davai bandom turninti raitinį. Lemba čia tų... čia tų rodiklėlių pridėta. Dabar įklauk autobusas biškai pavažiuosi į priekį, kad užsimest normaliai galim būtų. Turbūt okei, galvoju. Ką negalėjai pamirksėti, man būčiau įvažiavęs dar prieš tavę. Aš mytis su Kyja. Visi, viskas važiuoja, aš nieko nežinau. Į tas dasuka irgi. Na, tu palauks, saudink. Žiūrėjau, dabar ant kampo pasistatys tas Kyja. O man reikia dešinę sukti. On double yellow. Sekmadienį šiandien biškį. Lemba tempta stovi. Su galu tikiuosi priekabus, aš jo ten neužkabinsiu, neturėčiau. Gerai. Čia dabar į tokį garažiuką turi įvažiuoti. Na irgi va po dešinę pusę stovi mašinos. Man tą priekabą nors užsimesti kažkaip tai. Tai bent jau.
atvažiuoja, pasistato, sekmadienį gal nėra apribojimų. Jo, Monday, Friday tik tai. Užtat jie čia ir važiuoja drąsiai, blemba. Nu, žinosiu ir aš tada kitą kartą. Tenai tikiuosi, mašinos aš neliesiu. Taip, nu vartai tikiuosi atsidaro į vidų. Palausta. Kol kas kamščius nėra. Nu, ko neatsakot? Ką, ten sekmadienį hrina nedirbo. Hello. Could you open the gates, please? Okay, give me a minute, okay? I'm blocking the road. Please open us. Give me a minute. I'm not on the seat. Why not? You must be on the seat. Okay, I'm joking. Just waiting 1 minute. No problem. Vaikų nesuprantu. Give me a minute, cause I'm not on a seat. Koks mano reikalas? On a seat or not on a seat? Žodžiu. Išėjo kažkur pagrybauti. Aš čia biškį užblokavau visą kelią dabar. Nu nieka, čia tokių paralelinių keliukų pilna, tai... Nu va. Ką, važiuojam į servis raudą. Tai va čia tokiam garažėlį po namais. Delivery pasidarysim. Čia daug delivery atvažiuoja, ne tik mūsų. Nes čia yra ir, kaip supratau, restoranėlis kažkoks, tai yra ir parduotuvėlė kažkokia. Šiaip blemba, gal reikalų bus, nu. Taip, viršus praeina. Pro garažo vartus praeinam. Dabar kairę pusę reikia žiūrėti, kad praeičiau. Reikia žiūrėti, kad čia kokių kondicionierių ar vamzdžių nenurakčiau. Ne, normalinis. Čia kiek atsimenu, anksčiau atidarydavo vartų už šitos ir prašydavo, kad iškištum nosį biškį į priekį. Nes atseit ten vietos jam mažai. Ir čia žinau, kad internetas ne velnio negaudo. O paskutinį kartą šitoj parduotuvėj kada buvau? Nepamenu, žinokit, labai seniai irgi. Irgi turbūt gal vasarą tik tai. O gal dar seniau. Nu kažkada buvau, bet senai. Tai va, tiek žinių šiai akimirkai. Nu pasižiūrim. Covent Garden įsikroviau 18, skaitant šaldytus. Čia 15. Nu okei. 15 tai 15. Nu, sesūrytis ateina. Hello, Mike, how are you doing? I was on the 4th floor. All right. 4th floor when you called. That said, give me a minute. So I took the... No names. worries. I know you were joking when you said, Yeah. I'm only joking. So, No. anyway, Okay, how are you doing? very well. Very well. Good Sunday, yeah. We're at work, family at home. Cool. And too cold as well, yeah. I've got minus 21, so my nose was red. You want to grab a cup of coffee or tea? I will, yeah. I will, of course, yeah. Yeah, okay, thank you. See you later. Nu, nesuprato, sakė, buvo viršutiniam aukšte. Juodukas apsauginis. Tai suprato mano bairį, pasirodo. Paspaudė ranką man, pitaką davė, kaip sakant, lietuviškai. Eik, sako, kavos pasiimk.
A vėliau ir pašnekėsim. Gerai, tai ką? Einu iki Pardės. Pažiūrėt, ką tie konkorėžiai ateina, neteina, kada ateina. Išsikrausim, ir reikės kažkaip bandyti čia breikiuką pasim 15 minučių. Nes jau pusė 11 beveik. Man breikas 11:15. Nu, pėjai turiu tenai valandą turbūt su viršum. Tai labai nestragalinu dėl breiko. Tai va, tokia situacija. Gerai, ką? Einu bendrauti su parduotuvės bendrautojais. Nu, kuo aš jums galiu pasakyti, vartukai atsidarė, bet konteinerį šit priešais. Ejam dabar tą konteinerį reikia nusistumti. Nu, kažkur tai pastatė. Nu ką, dabar jau galim važiuoti. O su išvažiavimu vėl bairiai. Turiu 3 variantus. Plius šiandien yra sekmadienis pagal London Lorry Scheme. Yra tam tikri apribojimai. Ir yra reikalų, vienu žodžiu. Ir dar aš nežinau, čia vėlgi yra kažkokie pakeitimai. Pagal. Tai dabar reikia žiūrėti, kad su užpakaltinį vartų nenušveršiau. Ne, praėjo pro vartą. Čia yra padaryta daug one way. Gerai, kad čia ant kampų mašinas nestovi. Bent jau. Yra padaryta pakeitimų. Ir aš nežinau, ar aš išsuksiu kažkur tai. Sustojo, paliko, išėjo. Va taip būna irgi. Vienu žodžiu yra 3 variantai ir nežinau, jeigu aš tenai dabar galėsiu pasukti į kairę, tai okei, išlysiu kažkur tai. Jeigu aš negalėsiu pasukti į kairę, tai suksiu į dešinę. O jeigu pasuksiu į dešinę, kažkur išlysiu kitur. Nelabai tiksliai žinau. Pipina dar iš galo kažkas, tai nu. Gerai, ranką pakėlė, okei. Nes čia buvo pertvarka po pertvarkos. Buvo vienai padaryta, paskui kitai padaryta. Ir aš dabar neatsimenu. Na, jeigu išsuksiu į kairę, suksiu į kairę. Blemba, čia sako turn right, nu. Man atrodo, aš leftę susukęs. Ir išsuksiu greičiausiai. Čia ne one way, ženklo nebuvo likti. Kad čia one way? Ne, nebuvo. Nu gerai, važiuojam per čia. Lembai dabar neatsimenu, čia suk negalim, okei? Nu tai nors tiek lengvina, kad čia suk negalim. Bent jau. Nu ir ten tipo rašai, prieš paskutinį posūkį reikia sukti, tai turbūt kur tas vaitrosas turbūt sukasi. Ar dar toliau. Lemba čia. Čia mašinų pristatyti, ten dar gimarojai kažkokie tai. Aš žinau. Važiuoju dar biškį priekį. Nu, blemba, čia net nepravažiuočiau vienas. Nu va, paskutinė viltis, šitas posūkis įsuksiu. Okei, neišsuksiu. Ragai. Nu, teks įsukti, o ką darysim? Nu. Nu, čia nėra, kad tik į kairę. O, viskas esmė rašo, kad čia va dabar išvažiuoju. Viskas esmė rašo, kad čia tik į kairę galima, o čia pasirodo tik į dešinę galima. Zašaibys. Nu, išlendu į 501 prie British Library ir San Pankraso. O, kol aš čia sustojau, tai gyva. Jeba, papa. Haršbrai. Perraudonų taksas. Dzinguliai. Nu, va, San Pankrasas biški iš kitos pusės. Žmonių jau nemažai.
Aišku, ne vasara. Turistai. Dabar ten vienas yra kelias restriktintas pagal London Lorry Scheme, tai reikėtų man važiuoti per Angel iš tikrųjų. Jaučiu, važiuoju, šiandien sekmadienis, negaliu aš ten belenkur važiuoti. Nu, pažiūrėsim dėl įdomumo, kur čia valdiška navigacija mane ves. Nu, tai teks tada važiuoti pro Angel, lysti Seven Sisters ir ten išlysim pro A10 į 46 ir grįšim per aplinkui. Tebūnė jau taip tada. Nepažiūrėjau, kiek aš to vairavimo laiko turiu. Valandą 13 tik tai. Zuikio dainos. Čia susiaurino viską, blemba. Nu jau iki tokio lygio vankinti, eikit jūs peklą. 40 galim važiuoti iš vis, nežinau, jūs 25 važiuoja, nu. A jūs visai jau hebrytė. Kuku, išvažiuojat, kai pasivaikščioti išeina, nu. Nu, piškį nors proto turėkit, nu. Mergaitė už vairo. Matyt, tėvas davė pasimokinti biškį. Nu ir kągi, grįžom į bazę. Ką daryti, imu breiką kem 5 minutės, nes užsiknisau aš važiuoti, valandą 20, valandą 25 važiavom. Einu, ką nors sukramtysiu biškį, sumušteką kokį, nes valgykla nebedirba. Bilį jardo porą partijų, ar 3 ar 4 sumesiu. Jeigu bus kas sumesiu su kažkom, nebus. Vienas pats sumesiu. Pasipraktikuosiu, kaip sakant. Ir už kem 5 minučių varau iš šiukšlyną. Va tokie tai planiukai šios dienos pabaigai. Viskas, jungiam visus kliurkalus laukiam. Ai, nasau, nu sakau, užsiknisau biškį. Per daug jų visokių nesąmonių šiandieną. Varau į valgyklą. Ta kantyna mūsų vadinama. Tai nors ten 3 aukštą reikia užlipti biškį, kaujukus pramankštinsiu. Tai nors tiek bus gerai. Pastatom priekabą, pastatom mašiną, supildom likusius popierius ir viso gero. Ačiū uždėmesį. Tai va tiek kol kas.